Ok, iš tikrųjų šitą video galėjau padaryti anksčiau. Paprasčiausiai žodynas, ką reikia žinoti ir ką kokie terminai reiškia DeFi'ui, nes yra svarbu. Nes kai aš pasakau kažkoks tai žodis kaip yieldas, TVL'as, kažkoksai LTV ir panašiai, gali būti, kad yra neaišku. Aišku, gal ne visiems ir gal kažkas žiūri paeiliui pamokas ir galvoja, ką aš čia, žinai, tuos terminus sakau. Tai žodžiu, darau dabar geriau vėliau negu niekada. Tai labai paprastai greitas video, tiesiog pagrindiniai terminai, ką mano manimu privalai žinoti, dalyvaujant DeFi'aus protokoluose. Pirmas, TVL, Total Value Locked. Tai yra bendra pinigų suma užrakinta protokole arba chain'e. Tai yra, jeigu, tarkim, atsidarai vieną iš pūlų ir matai, kad tame pūlė TVL'as yra 27 milijonai arba 2 milijardai, nesvarbu, tai reiškia, kad tiek pinigų yra užrakinta arba įdėta, kitaip tariant, į tą pūlą. Tai kuo didesnė suma yra įdėta, tuo geresnio patikimumo, pavadinkim, yra protokolas arba pūlas, populiarus reiškiasi ir panašiai. APR, Annual Percentage Rate, tai yra metinė grąža be sudėtinių palūkanų, tai yra fiksuota kažkokia suma. Nebūtinai fiksuota, bet paprasčiausiai nuo tavo įdėtos sumos, tiek kiek parašyta APR'as, tiek tu ir gausi. Tai yra neįsiskaičiuoja jokios sudėtinės palūkanos, nesikompaundina niekas. Bet API, Annual Percentage Yield, yra metinė grąža su palūkanomis. Tai dažniausiai šitas API būna atvaizduojamas yield farming'e, bet ne pūlose. Pūlose būna APR. Nes yra kažkoks fee, yra procentas, kurį tu gauni, jis yra kintamas, dinaminis, pagal tai, koks aktyvumas pūlė, bet viskas tavo uždarbis yra nereinvestuojamas automatiškai. Tai gaunasi, kad tiesiog tau kaupėsi ir tu pasiemi. API dažnu atveju būna yield farmingas, kada įdėjus į tam tikrą pūlą, gauni papildomai dalį protokolo tokenų arba kažkokių kitų incentivizacijų kitais tokenais. Tai tokiu variantu dažniausiai atvaizduojamas API. Yield, tiesiog yieldas, tai yra tas procentas, kuris gaunamas dalyvaujant DeFi. Taigi pavyzdys, tarkim, aš galiu sakyti, aš dabar yieldinu 12 procentų mėnesinių, aš dabar yieldinu 2 procentus ir panašiai. Tai reiškia, kad va toksai yra mano yieldas, tai yra tokį procentą aš gaunu, uždirbu dalyvaujant DeFi. LP, Liquidity Provider, ir Liquidity Pool iš tikrųjų irgi gali skaitytis kaip LP. Tai LP iš Liquidity Provider pusės tai yra useris, kuris įdeda savo coinų porą į Liquidity Poolą ir gauna dalį fees. Tai yra tas, ką aš čia ir rodau šitose pamokose. Va, toksai kaip aš yra Liquidity Provider. Aš duodu likvidumą į poolą ir leidžiu kitiem iš mano įdėtos sumos dalyvauti markete, pirkti, parduoti ir tam kažką daryti. O Liquidity Poolas irgi yra, tokie patys žodžiai LP. Tai yra tas baseinas, kuriame useriai ir prekiauja. Pavyzdžiui, Etheris su USDC poolas. Gas fees yra mokestis už transakcijos vykdymą. Tai yra kiekvienas pavedimas, jeigu tu pervedi iš vieno walleto į kitą, jeigu tu padarai depozitą arba išvedimą arba kažką keiti, kur yra transakcija, tu moki fee. Ir tas fee yra vadinamas gas fee. Šiaip pagrinde gas fee yra žinomas kaip ant Ethereum, ERC20, netgi yra visokie gas checkeriai ir panašiai, bet tiesiog kaip toksai daugiau tarptautinis žodis kriptomarkete, gas fee tai yra tiesiog pavedimas už transakciją, tas mokestis. Liquidation tai yra, kai tavo užstatas automatiškai parduodamas, nes per daug nukrito jo vertė. Tai čia dalyvaujama lending and borrowing protokoluose, jeigu tu įdėjai 1000 vertės kripto, pasiskolinai, sakykime, 600 ir tas assetas, kuriuo įdėjai ir kurį užstatėjai paskolai, pradėjo kristi į apačią, jam pasiekus tam tikrą ribą,
tu gali būti likviduotas. Reiškia, protokolas automatiškai turi parduoti dalį tavo užstato tam, kad nepatektų į losą pats protokolas. LTV, loan to value, tai yra rodiklis, kuris parodo, kiek tu gali pasiskolinti palyginti su užstatu. Ir jisai dažniausiai būna procento forma. Tarkim, LTV ratio yra, tarkim, 70%. Reiškia, kad nuo savo depozito tu gali pasimti iki 70% vertės savo depozo. Tai jeigu, tarkim, tu įdėjai 1000, gali pasimti iki $700 paskolą. Tada wrapped token, apie šitą sakiau, bet tiesiog tai yra tokenas, kuris atspindi kito chaino coiną. Tai kaip pavyzdys, bitcoinas yra bitcoinas. Ir bitcoino nėra ant Etherio, arba ant Solanos, arba ant Sui chaino. Bitcoinas yra bitcoinas ant savo bitcoino tinklo. Ir jeigu tu dalyvaut nori DeFi ant kito chaino, bet su bitcoinu, tu naudoji wrappintą bitcoiną. Tai kitaip tariant, wrappintas bitcoinas yra 1:1 su originaliu bitcoinu, bet tiesiog laikomas kitur. Tai kiekvienas wrappintas bitcoinas lygu originaliam bitcoinui. Tai jeigu tu dalyvauji su wrappintu, reiškia, tas provideris, kuris suteikia wrappintą bitcoiną, kažkur laiko tikrą bitcoiną. Tai dažniausiai, kaip pasakyti, čia tokių daug yra niuansų, nes tą wrappintą versiją sukur gali bet kas. Ir dažnu atveju būna tokių skemų pasitaiko, kad ten iš tikrųjų neturi, kaip sako, ir panašiai. Dėl to geriausia yra naudoti didžiausius standartinius wrappintus assetus, Etherį, CB bitcoiną, Coinbase wrappintas bitcoinas, tai žinai, kad jisai yra, su juo viskas yra gerai ir panašiai. Lygiai taip pat, tarkim, Etherio nėra ant Solanos, nes Solana yra Solana, Etheris yra Etheris, bet tu gali pasimti wrappintą Etherį, kuris yra ant Solanos ir paprasčiausiai atspindi Etherio vertę, Etherio assetą ant Solanos ir panašiai. Tada yra farmingas, kas yra yield farming, tai yra kai tu esi įdėjęs į liquidity poolą, bet už tai gauni ne tik fees, bet ir papildomus rewardus, dažniausiai pačio protokolo tokenus arba to poolo specifinį tokeną ir panašiai, tiesiog kaip papildoma incentivizacija. Tai yra žinoma kaip yield farmingu, nes kai tu esi liquidity provideris, tu nieko nefarmini. Kai tu esi yield farmeris dar ir šalia, gaunasi, kad tu ne tik gauni fees, bet dar ir farmini papildomus rewardus. Tai dauguma poolų iš tikrųjų, ypač mažesnių arba mažesni protokolai, dažniausiai siūlo kažkokią tai yield farmingo solutioną, papildomus procentus. Tada kas yra DAO? DAO yra Decentralized Autonomous Organization. Tai dažniausiai tai yra bendruomenės valdomas projektas, bet dėl ko jis yra aktualus, nes dauguma tokenų, coinų ir panašiai neturi jokios paskirties, apart being a governance token, tai yra naudojamas balsavimui. Tai yra DAO, tai tiesiog tokia kaip bendruomenė, kur apie projekto ateitį yra iškeliami kažkokie tai proposals, šiaip neįsivaizduoju, kaip lietuviškai šitas verstųsi proposal, kaip kažkoks pasiūlymas yra iškeliamas viešai ir tada token holderiai gali dalyvauti markete, gali balsuoti su savo assetu ir kuo tu daugiau turi to coino, tuo didesnė voting power tu irgi neši. Tai čia toksai tiesiog, kad žinoti, jeigu kažkur pasimatys DAO žodis. DEXas yra tiesiog decentralizuota birža, tokia kaip Uniswapas, Orca, Raydium, Setus ir kitos, kur tu dalyvauji viską ant DeFi'aus decentralizuotų būdų, o CEXas yra centralizuota birža, kaip Binance'as, KuCoin'as, Nexi, Bybetas, kur tu eini per KYC, eini per dokumentus, kur tu pervedi pinigus jiems, kur tu laikai savo kripto pas juos, kitaip tariant, ir panašiai. Tu neturi private keys, jeigu tu laikai savo kripto Binance'e arba KuCoin'e, Nexi ir panašiai. O DEX'e viskas yra permissionless ir viską tu valdai pats. Airdropas, tai yra pinigai iš oro, kartais vykdomi siekiant incentivizuoti ir prisitraukti daugiau dėmesio. Tai dažnu atveju būna kažkoks protokolas, tarkim, anksčiau vienas pavyzdys buvo Camino Finance ant Solanos, tą, kurį įrodžiau,
tu tiesiog galėjai dalyvauti protokole, tai yra skolintis, dalyvauti visuose protokolo produktuose ir už tai nuo tavo veiklos, nuo to, kiek tu pinigų ten įnešęs, kiek tu laikai, kiek tu skolinis ir panašiai, tu kaupiai taškus. Ir tie taškai finale buvo konvertuojami į tokeną ir tas tokenas turėjo vertę. Tai yra tiesiog pinigai iš oro. Bet dėl tų taškų visi ėjo iš proto, visi nešė didesnės sumas, visi darė kuo daugiau aktyvičio ir protokolas taip gavo didesnį dėmesį. Blue chipas. Čia toks daugiau atėjęs iš akcijų marketo, bet blue chipas jau dabar tiesiog yra žinomas kaip terminas, kaip tokie koinai, kaip Bitcoinas, Etheris, Solana, Ripple'as ir iš esmės plius minus tokie top 10, gal top 15, arba kitaip sakant, koinai su dideliu market cap. Tai yra didžiuliai projektai, ne ten visokie meme coinai, visokios nesąmonės ten ir panašiai, bet jau yra multimilijoniniai market capai, šimtai milijonų market capų, net į milijardinės kapitalizacijas einantys coinai yra tokie kaip blue chip assetas. Ir tada health factor. Tai health factorius yra irgi DeFi, dažniausiai unlending and borrowing provision protokolų, tai yra kada tu skoliniesi ir tu matai savo health factor. Tai tu kartais matai LTV, o kartais health factor. Tai yra kaip saugi tavo paskolos pozicija. Kuo arčiau vieneto eina tavo health factor, tuo mažiau jinai yra saugi. Reiškia, pasiekus vienetą ir mažiau, tu gali gauti likvidaciją, liquidation. Viskas. Šitus terminus žinai ir tu pagrindė viską gali skaityti ir suprasti, kas, kur ir apie ką vyksta DeFi. Sakau, trumpas, greitas video, važiuojam toliau.